Radaišiam. Šiandien nakvynė buvo Merkandė ryšį šventykloje. Tai ypatingas ryšis, kuris yra prašytas net Šrimat Bhagavatam 11 berods giesmėje, kokias jis atliko čia askezes. Ir maloniai mums priėmė vietinis šventikas, vakare arbata pavaišino. Povaišiam, šiam, savo garsai šlovina viešpatį. Aplinkui daug povų yra. Ir pavaišino arbatą, paklausė, ar norėsit vakarienės, bet susilaikėm nuo vakarienės ir pakankamai anksti nuėjom vakar ilsėtis. Kelias dienas buvo lietus, tai naktimis pakankamai stipriai lijo. Dienomis nebuvo karšta, buvo apsiniaukę, saulė biškį pasirodydavo. Tai mano vedlys su savo draugu jau pergyveno, kaip čia šalta, kaip čia ką. Man tai gaivus oras, smagus, primenantis Lietuvą. Daug pranos, daug energijos, tai man patiko tas toksai oras. O jiems šalta buvo, nes temperatūra dieną daugiau 22 nepakilo, naktį nukrisdavo iki 18. Tai miegojome pas Bridžabasius, tai pas vienus Bridžabasius namuose, tai pas kitus Bridžabasius namuose, tai šventykloje miegojome. Šiandieną sakiau, vat, noriu pasidalyti tokiais išgyvenimais, ant kiek čia Bridžabasiai draugiškai tave priima piligrimą keliaujančių piligriminiu keliu ir be galo laimingi visi būdami, kad tu užsuki pas juos į namus, į svečius. Tiesiog eini gatve, pamato, ateik, sako, išgerk arbatos, gal alkanas, gal nori pavalgyti. Ne, sakom, viskas gerai, vis tiek ateik, nors prisėsk minutę, tai prisėdi, vis tiek atneša tau vandens atsigert, nes toks palankumo ženklas. Labai daug dėmesio skiria, nes visiškai kita kultūra žmonių ir visiškai kitaip į tave žiūri kitomis akimis. O kur nakvot apsistoja, tai pasijauti kaip šeimos narys tiesiog. Rūpinamis tavim, šypsosi, žiūrėdami į tave. O aš kaip baltasis, tai labai jiem įdomu, klausinėja, daug klausimų užduoda. Bet dažniausiai angliškai nešneka, tai Satko, su kuriuo keliauju, tai jisai verčia arba pasakoja, ką pas mumi valgyti galima, kas yra, ką aš veikiu gyvenime, ką užsiimu. Čia vieną vakarą tai iš viso visi vaikai sugužėjo, tai įvairiausių metų nuo 18 iki turbūt 3 metukų. 7 apsėdo aplink mane, nes aš vakarė jau buvo saulė nusileidus. Tai sėdėjau po tinkleliu nuo uodų ir pradėjau klausimus uždavinėti. Tai biškutį angliškai šnekėjau, tai šiam nuotraukų daug rodžiau, video, kaip kažką, tai jie patenkinti, laimingi buvo. Po to kitą dieną visą rytą pasakoju visiems, kaip smagiai praleido vakarą su baltaodžiu. Tai vat, o būnant pas Bridžabasius nakvojant, tai gaunasi tokių netikėtumų, tu atėjai svečius, nusiėmė kuprinę, pasidėjai, atsisėdai, tik tai koks senolis prišoko, greitai nusilenkė, čiupt už tavo kojų ir masažuoja kojas. Ir tu nieko negali padaryti, nei atsistoti, nei nueiti, nei nieko. Masažuoja ir tiesiog džiaugiasi, kad tau gali pamasažuoti, nes tu esi maldininkas, piligrimas, kuris keliauja prieš šventas vietas. Ir jiem malonu tiesiog prisilies prie tavo kojų ir tau pasitarnauti kažkokį. Arba ateina, lenkiasi žmonės tau, nesvarbu, ar vaikai, ar vyresnio amžiaus, arba labai senoliai ateina, tiesiog lenkiasi ir išreiškia tai pagarbą. Toks pagarbos jausmas yra. Gauni tos malonės per akis. Namuose, kai svečiuojasi pas juos, tai
Klausia, ko norėtum pavalgyti, ko norėtum įsigerti, ar nealkanas esi. O išeinant dažnai būna, kad dar pinigų prideda. Pabandyk neimti, įsižeidžia. Per prievartą kišą turi imti, paimi tos pinigus, tai po to kažkokio šventykloje kažkur paaukoja. Ar kažkokiam babažiui keliaujant paaukoja, matai, kur žmogus keliauja irgi. Tai taip tavim šiandien rūpinasi, prižiūri. Aišku, kada su Satku keliauja, visiškai kitaip į tave žiūri, kada eini piligriminiu keliu. Jie mato, kad tu nesi baltasis tas, kuris atvykęs į Indiją, vien tik tai pasitenkinti ir pasimėgauti gyvenimu, tu atlieki valdant viešpačio kažkokius tai veiksmus, kuriuos išgali savo jėgomis tai padaryti ir kitų žmonių pagalba. Vienoje šventyklų nakvojant, tai netgi apdalino mumis dekiais tokiais. Indijos mastu žiūrint, tai gana nepigiais dovanų davė, kad nesušaltumėm, kad turėtumėm kur kelioniai apsikloti. Vakar važiuojant, tiksliau einant, bėga link manęs vienas vyras, motociklą pastatė su šalmu, pribėga prie manęs ir 50 rupijų ims, sako. Prieš tai mano vedliams Satku po 50 rupijų davė irgi. Tai mūsų pinigais tai čia nėra daug, tai tik tai 50 euro centų, bet Indijos pinigais už 50 rupijų tu gali pakankamai sočiai papietauti. Ir yra nemaži pinigai. Mes paėmėm tos pinigus, einam toliau. Vėl jisai atbėga su maišeliu ir Satku vienam su to, kur keliauju. Ir rankas imkit, sako, čia bananų nupirkau jums, kad turėtumėt ką pavalgyti. Tai taip netikėtai. Važiavo motociklistas, pamatė, kad eina piligrimai, maldininkai piligrimų keliu ir taip išreiškė pagarbą. Užėjom iš vieną šventyklėlę ir tenai Satku, su kuriuo keliauju, sutiko verslininką, kuris irgi to šventyklui buvo atėjęs. Viskas, sako, malonu, kad aš jumis sutikau, dabar prašom pas mane į namus ateikite, nepasididžiuokite, būtinai užsukite. Mes užsukome į svečius, nes prieš 4 metus, kaip irgi ėjau piligriminę šitą kelionę, tai pasiteko nakvoti. Tai kaip ir yra toks ryšys. Tai iš karto visa šeima atėjo nusilenkė, vaikai atėjo nusilenkė, atnešė mums ir saldumynų, ir riešutų, ir arbatos, ir pabandyk nevalgyti. Turi, nori, nenori, nors biškį iš pagarbos valgyti, išeinant dar po obuolį davė, sako, imkit, sako, turėsite kažką užkasti. O toks žmonių svetingumas yra, kas pas mumis senai turbūt jau mūsų visuomenėje užmiršta. Svetingumas prarastas. O čia jisai dar išlikęs yra. Tai va taip atrodo tas piligriminė kelionė, keliaujant po šventas vietas Vrindavan, piligrimų keliu ir džiaugiantis tuo, kad gali būti čia ir atlikti šitą malonę pareigą viešpačiui. Jai Shri Radhe Shyam.